Nuostabi geroji žinia, kai klausomės iš Luko Evangelijos 1 skyriaus šį pasakojimą, kai Dievo motina, mergelė Marija, aplanko savo tetą, Jono Krikštytojo mamą Elzbietą, Luko 1 skyrius 39-56 eilutės, ką tik tai dar kartą išgirdom, kaip pasitvirtino, išsipildė mergelės Marijos Magnificat giesmė. Kaip Marija sakė, jinai prabilo, mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtu, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Po to jinai sako, jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Toliau jos pranašiškoj Magnificat giesmėj, kurią jinai iš anksto apgieda jos paėmimą į dangų pergalę ir įvykį. Jinai sako, kad didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas jo vardas. Be galo yra nuostabu, kai turime galimybę pagaliau pamatyti, išgirsti arba mūsų atveju kiekvienais metais prisiminti, kaip pildosi Biblijos pranašystės, Dievo žodžio pranašystės mūsų konkrečiai gyvenimuose. Šiaip daug kas, kurie daro tyrinėjimus, gilinasi ir stengiasi, kad visos tiesos, kurias mes katalikai ir krikščionys skelbėme, turėtų patvirtinantį pagrindą Biblijoje. Noriu visiems tikrai priminti, pasakyti, kad šio pasakojimo, kaip mergelė Marija užmigo, nes, kaip sako Viešpats savo žodyje, krikščionys, tie, kurie yra Kristaus, tie, kurie yra pasikrikštyje Jėzaus Kristaus vardu, mes nebemirštam, mes tik užmiegam. Dėl to ir šiandien mūsų broliai sesės krikščionys rytuose, ortodoksai, pravoslavai, jie vadina užmigimo švente. Taigi mes užmiegam. Šis įvykis Biblijoje nėra aprašytas, jisai atkeliauja iš kitų šaltinių, tai yra apie tai, ką kalba evangelistai sakydami. Šventajame rašte rasite tokią vietą. Dar daug įvairiausių įvykių, stebuklų, nuostabių dalykų Dievas padarė savo bažnyčiai, kurių neįmanoma surašyti šitoje knygoje. Nes jeigu reikėtų aprašyti, neužtektų visų pasaulio bibliotekų sutalpinti, kokių didžių dalykų, tai, ką sako Dievo motina pranašaudama šitoje giesmėje, Viešpats yra padaręs. Taigi vienas iš tų didžių dalykų, kurių neįmanoma aprašyti, kurie jau nebetilpo į Evangelijas. Nes matot, Evangelijų knyga yra pasakojimas ne apie Mariją, o apie Marijos sūnų. Taigi atkeliauja iš pasakojamosios tradicijos, iš didžios raidės. Ir tas pasakojimas, kuris buvo netgi nupieštas, nes tais laikais, kalbam apie porą tūkstančių metų atgal, ne visi žmonės buvo tokie išmanus, kokie šiandien esame mes. Retas žmogus, kuris mokėjo skaityti ir rašyti. Tik išrinktosios tautos, ko gero visi žmonės nuo pat mažens buvo išsilavinę, kurie beveik visi mokėjo skaityti ir rašyti. Todėl geras dalykas tikrai lygiuotis į izraelitus, mokytis iš jų išsilavinimo. Taigi, didžiai daliai, tai yra pakrikštytai Europai, pakrikštytiems pagonims, sakykim taip dabar išversiu mūsų kalbą, pakrikštytai Europos Sąjungai, Viešpats siunčia žinutę per šį įvykį vaizdais, dėka ikonografijos, dėka meno, kadangi
Biblija buvo skelbiama įvairiais būdais. Žodžiu, pavyzdžiui, aš įtikėjau, neskaitydamas Bibliją, man apie Jėzų papasakojo sovietų laikais pogrindyje slaptai vienas ortodoksas. Ir aš įtikėjau. Tik po to, kai man papasakojo, aš tik po to perskaičiau Bibliją. Matote, taigi skelbiama žodžiu, paskiau skaitome Bibliją užrašytą raštu. Ir yra dar vienas būdas, kuris buvo labai populiarus 100 metų, tai yra nupiešti. Jūs tikriausiai, kurie esate vaikiškos širdies, mėgstate žiūrėti Bibliją paveikslėliuose, bent jau aš. Man ne visada būna kai kurie dalykai suprantami, bet kai kartais pasižiūriu į paveiksliukus, man darosi aiškiau. Nežinau, kodėl taip yra, bet sako Viešpats, jei nepasidarysit kaip vaikai, daug dalykų nesuprasit. Taigi, komiksai būdavo to. Žinot, komiksai tai reiškia nupaišyti ir ten vyksta toks veiksmas. Taigi, komiksai būdavo paišomi bažnyčiose ištapytos freskomis, mozaikomis, vitražais. Taigi, dėka ikonografijos iki mūsų irgi atkeliauja ta užrašyta Biblija, geroji žinia, Magnificat, pranašystės išsipildymas linijomis ir spalvomis. Ir kągi pasakoja bažnyčia, kaip tai atsitiko. Pasirodo, kad Dievo motina po to, kai Viešpats Jėzus Kristus, jos sūnus, atkentėjo baisias kančias, jūs tą istoriją žinote, buvo prikaltas per kryžiaus, numiręs, palaidotas, 3 dieną prisikėlė, po to po 50 dienų įžengė į dangų. Trumpiau tariant, Marija dar nugyveno kelis dešimtmečius. Jinai buvo toji motina, kuri rūpinosi bažnyčia, nes jai Jėzus, kaip matote čia ant kryžiaus, dar būdamas sakė, mama, štai tavo sūnus, rodo į Joną Krikštytoją. Rodydamas į Joną Krikštytoją, jis sako, per jį visi mano mokiniai, dabar bus tavo vaikai. O Jonui Krikštytojui sakė, Jonai, čia tavo mama. Taigi, Marija globojo savo vaikus iki tos dienos, kai atėjo jos diena, atėjo senatvės laikas. Tai mums yra be galo guodžia. Nežinau, kaip jūs suaugę, kaip jūs vaikai, jaunimas, mane tikrai guodžia, kad Marija nėra superwoman. Jinai yra paprasta, jinai tokia kaip jūs visos moteris, mergaitės. Jinai su jo laikas ir jinai užmigo. Mediciniškai numirė, ar ne? Ir kas tada atsitiko? Tuometiniai apaštalai, kurie per tuos dešimtmečius jau buvo pasklidę po visą tuometinį Romos imperijos pasaulį, sakoma, kažkokį tai ten pasakot, čia galbūt daugiau galbūt ir legendinė pusė, kaip ten bebūtų, jie visi įvairiausiais būdais sugrįžo į mergelės Marijos atsisveikinimo laidotuvės. Jie palydėjo mergelę Mariją iki kapo ir mergelės Marijos kūnas buvo įleistas į iškastą tokio uoloje, tokia uolos tokia kaip niša, užritinta plokštė arba akmeniu, taip kaip buvo ir Jėzus palaidotas ir jo kapas užritintas akmeniu. Jinai tenais, kaip sako, tradicija iš didžios raidės, prabuvo 3 dienas, taip kaip ir jos sūnus Jėzus. Ir po 3 dienų jinai, kalbama, buvo paimta į dangų. Kodėl taip žinome, kad jinai tikrai buvo paimta į dangų? Pasirodo, vienas iš apaštalų, tas pats, kaip sako žemaičiai, Neviernas Tamošius, Tomas, pavėlavo į laidotuvės. Ir įsivaizduojat, jis tik tai, kol jį ten surado apaštalų žvalgyba, visą kitą pranešė, kad ateik su Jėzus mama, atsisveikink. Jis uždusęs po 3 dienų tik tai pasirodė, atbėgo, sako, kur Marija? Apaštalai sako, Tomai, nusiramink, nusišluostyk prakaitą, žinai, visą kitą, ramiai viskas. Prieš 3 dienas Dievo motiną palaidojom
Tomas sako, kol nepamatysiu savo akimis, nepatikėsiu. Klausyk, Tomai, nusiramink. Tikrai mergelė Marija, kaip ir mes visi, normalus žmogus, tai yra natūralu, atėjo senatvė, jinai numirė, palaidojom. Ne, sako, einam, prašom man atitraukti tą akmens plokštę, kol nepamatysiu, nepatikėsiu. Nu gerai, sako, Tomai, dėl tavęs. Visi apaštalai nueina su to Tomu, vyrai čiupo tą plokštę, nukelia nuo to kapo ir ką jūs manot, Tomas buvo teisus. Nėra Marijos kūno. Drobulė ir pilna gėlių, lauko gėlių, o Marijos kūno nėra. Ir taip bažnyčia akivaizdžiai de jures ir de facto patvirtino. Mergelės Marijos kape nėra, jinai paimta į dangų. Paskiau buvo daugybė ir malonių, ir daugybė mistinių dalykų, kai Dievo motina, kuri apsireiškė nesykį savo vaikams, yra ir pranešusi, ir paskelbusi, kad jinai yra paimta į dangų. Todėl dėl to nebejokit, brangus broliai, sesės katalikai, broliukai pravoslavai, kurie irgi žiūrėsite, klausysite mūsų šią homiliją. Taigi, Dievo motina yra danguje su kūnu ir siela. Taigi, nevarkim. Ką tai duoda mums? Koks tai džiaugsmas? Kaip jau minėjau mišių pradžioje, mūsų laukia lygiai tas pats. Kaip sakė Marija, sako, jis maloningas, taip kaip man, Marijai maloningas, iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Broliai seserys, jeigu mes katalikai klausysim, ką sako Jėzus, vykdysim Evangeliją, jums garantuoju 100% ir dar pridėsiu pliusiuką. Visi būsime prikelti su kūnu ir siela ir būsime ten, kur šiandien yra Marija. Haleliuja! Sukelk didelį triukšmą. Paplokim. Ačiū Viešpatie už tą gerą žinią. Mes tikime nematę. Haleliuja. Na ir dabar, kad mūsų tikėjimas būtų ištvirtintas, pakylam iš savo vietų ir išpažinkime savo tikėjimą.